Sveiki gerbimieji. 1078 Ukrainos karo diena. Labai tikiuosi, kad šitą rubriką aš uždarysiu. Tiesiog nekalbėsiu. Nes kitą savaitę vyksta Miuncheno saugumo konferencija. Prasideda 14 vasario, baigėsi 16. Mane glubina du dalykai. Miunchenas primena 38, kur praktiškai padovanojo dalį Čekoslovakijos vokiečiams. Ir 14. Kodėl per Valentino dieną? Čia aš juokauju. Manoma, kad bus pristatytas taikos planas. Kelgas sako, susitiksim, pakalbėsim su sąjungininkais. Trumpas sako, užmėgsime ekonominius santykius su Ukraina dėl kalnakasybos ir mikroelementų. Jisai, kaip verslininkas, mąsto apie tai. Rusai žiūri viską skeptiškai. Manau, kad 20 dieną, kai Kelogas bus Ukrainoje, kaip tik pas mus Lietuvoje vyks Vilnius Security Forum, visi rengiasi deryboms. Aišku, konferencijoje nebus viskas pasakyta viešai. Bus visokie side eventai, kur žmonės kalbėsis apie detalės. Kai kalbama apie konflikto įšaldymą, tai Šiaurės ir Pietų Korėja formaliai vis dar kare. Apie saugumo garantijas Ukrainai mes matome, kaip jos veikia. Jau buvo saugumo garantijos. 270 automobilių Vokietijoje apgadinti, užkišti išmetimo vamzdžiai, putomis užklijuoti lipdukai, būkite ekologiški. Čia sako prieš rinkimus, prieš žaliuosius. Manau, čia prieš Miuncheno saugumo konferenciją. Kinija bando išstumti Taimanį iš Pietų Afrikos. Kinija taip pat patruliuoja, kaip jie sako, Pietų Kinijos jūroje. Filipinai sako, Vakarų Filipinų jūroje. Tai yra tokie žindinukai. Čia gabaliukas, čia gabaliukas, čia gabaliukas. Ar tai susiję su derybomis, kurios įvyks? Ne vasario 14. Vasario 14 bus open source, tai ką pasakys viešai. Konflikto įšaldymas. Jeigu vieni sako, po ugnies nutraukimo Ukrainoje bus nauji rinkimai, tai ukrainiečiai sako, po karo pabaigos bus nauji rinkimai. Eina kalba apie prezidentą. Labai trapus reikalas. Aš visgi norėčiau karo pabaigos. Neužšaldymo. Bet pamatysim. Geros jums dienos.